Labadiena! Studijas su žemės ūkiu, kai rinkausi, man atrodė, kad čia labai viskas simple. Sėklą įdėjai, dirba ten užaugo ir tu nupjovėjai. Kaip yra čia nupiešta, o čia žemės ūkiu, taip žmonės įsivaizduoja. Čia žmonės kažkokį turgų sėklą perka. Kai išgirstu, kad apie žemės ūkį galvojama stereotipiškai, man nesusieja niekaip su realybė, nes tai yra aukštųjų technologijų verslas. Turint omeny, kad studijos buvo ilgos, kartais tikrai norėjos viską mesti, bet pas mus draugų tarpe visada būdavo toks pasakymas: silpniem čia vietos nėra. Man tikrai patinka dirbti vakarais, jeigu dirbu, važiuoju dažniausiai pas kažkokį klientą, apeinu jo laukus. Tai leidžia mums ne tik konkuruoti, bet ir nešti tą vertę galutiniam vartotojui. Kaip čia nebus gražu? Yra dvi tetos. Valo, tvarko. Tik žiūrėk, rado grūdelį žemės kokį nukritusi, pribėgo čiuk. O pavyzdžiui, čia paveikslas labai gražus. Studijų kasdienybė atrodė labai spalvinga. Nebėra to režimo, kuris būdavo 12 metų. Pats sprendi, kada eini paskaitas, į kurias paskaitas. Šiaip tai pirma mintis buvo, kad jeigu vakare ilgai pabūni su draugais, tai ryte atsiskaitimai sunkus. Vytauto Didžiojo universitete kalbėjau, kaip žemės ūkis jėga yra jauniems žmonėms siekti karjeros. Viena moksleivė paklausė, tai čia daug reikia dirbti, kad būtų rezultatai ar ne? Mano atsakymas buvo paprastas: žiūrėkit, jeigu darysi taip kaip visi, turėsi vidutinį rezultatą. Man tas principas gerai veikia, nes mėgau visada kompiuterinius žaidimus ir aš tiesiog noriu laimėti. Labiausiai žavi darbe mano, kad kasdien darau pokytį visos šalies žemės ūkį. Būtent universitete pradėjau iš savęs norėti gerokai daugiau. Dėstytojai paskatino tai padaryti. Šiandien universitetui esu dėkingas realiai už viską. Dėl tų studijų turiu darbo, kurio nekeičiau į nieką. Net ir žmoną ten radau: stokit, eikite į gyvenimą, mokykitės, atraskit save kitokį, geresnį su VDU ir Žemės ūkio akademija.